І ясенько прив'язати тебе юдати і приклей. Tavo gyvenimas sudarytas tik iš dviejų rūšių dalykų - pozityvių ir negatyvių. Kiekviena tavo gyvenimo sritis, ar tai būtų sveikata, pinigai, santykiai, darbas ar laimė, yra arba pozityvi, arba negatyvi. Tu turi daug pinigų arba tau jau stinga, tu trykšti sveikatą arba sergi, tavo santykiai su žmonėmis yra puikus arba sudėtingi, tavo darbas yra įdomus ir sėkmingas arba netikintis pasitenkinimo ir nuobodus. Tu esi kupinas džiaugsmų arba dažniausiai jautiesi nelaimingas. Tu išgyveni gerus ar blogus metus, gerus ar blogus laikotarpius, geras ar blogas dienas. Į tavo gyvenime negatyvių dalykų daugiau negu pozityvių. Kažkas yra labai blogai ir tu dažnai tu matai kitus žmonės, kurie yra laimingi, patenkinti, kurių gyvenime gausu puikių dalykų ir vidinis balsas tau kužda, kad tu taip pat viso to nusipelnei. Ir tu esi teisus, tu nusipelnei, kad tavo gyvenimas būtų sklidinas gerų dalykų. Daugelis nuostabiai gyvenančių žmonių dorai nežino, ką padarė, kad tapo verti tokių gyvenimų. Bet jie tikrai tai padarė, jie panaudojo galią, kur yra visų gerų dalykų vykstančių gyvenime. Priežastis: be išimties visi žmonės gyvenantis nuostabų gyvenimą. Jiems susikurti pasitelkia meilę. Galia gyvenime turėti visus pozityvius ir gerus dalykus yra meilėje. Nes mylėdamas tu pasitelki didžiausią visatoje egzistuojančią galią, meilės jėgą. Meilę, apie kurią kalbėjo didžiausi pasaulio mąstytojai ir išganytojai. Labai skiriasi nuo to, kaip jie supranta daugelis žmonių. Tai daug daugiau negu mylėti savo šeimą, draugus ir mėgstamus dalykus. Nes meilė nėra tik jausmas, meilė yra pozityvi jėga. Meilė yra visko, kas pozityvų ir gera. Priežastis jos galia iš tikrųjų yra daug didesnė už gamtos jėgas. Jos galios įrodymai pastebimi visame pasaulyje. Be meilės nebūtų gyvenimo. Stabtelėk akimirką ir susimąstyk, koks būtų pasaulis be meilės. Pirmiausia, tu net neegzistuotum be meilės. Tu nebūtum gimęs, nebūtų gimęs, jie būtų gimę. Ir tavo šeimos norėjo draugai. Apskritai planetoje nebūtų nei vieno žmogaus. Jei meilės jėga šiandien sektų, žmonija išnyktų. Kiekvienas išradimas, atradimas ir žmogaus kūrinys gimė iš meilės. Gyvenančių žmogaus širdyje visų šių žmogaus kūrinių, kuriuos tu matai, nebūtų be meilės. Viskas, ko tu nori būti, ką trokšti daryti, ar turėti, kyla iš meilės. Nebūtų pozityvios jėgos, verčiančios tave kelti sritis, dirbti, žaisti, šokti, kalbėtis, mokytis, klausytis muzikos ar apskritai ką nors veikti. Tik pozityvi meilės jėga skatina tave judėti, tą trokšti daryti, ar turėti, kyla iš meilės. Nebūtų pozityvios jėgos, verčiančios tave kelti sritis, dirbti, žaisti, šokti, kalbėtis, mokytis, klausytis muzikos ar apskritai ką nors veikti. Tik pozityvi meilės jėga skatina tave judėti ir pažadina troškimą ko nors būti, ką nors veikti ar ką nors turėti. Pozityvi meilės jėga gali sukurti kažką gero, sustiprinti jau egzistuojančius gerus dalykus ir pakeisti tai, kas tavo gyvenime yra negatyvu. Tu turi galią veikti savo sveikatą, gerovę, karjerą, santykius su žmonėmis ir kiekvieną savo gyvenimo sritį. Ir ta galia meilė yra tavyje. Bet jei tu turi galią kurti savo gyvenimą ir ta galia yra tavyje, kodėl tavo gyvenimas nuostabus?